Taigi, mieli draugai, šiandien pažiūrėsime, kaip atlikti pagrindinę praktiką su bioenergetiniu masažuokliu prieš pradedant sesiją. Paimame masažo kremą, šiek tiek pašildome jį rankoje, bet mūsų pacientui nebūtų nepatogu ir taip tepame kremą. Štai taip. Dabar atidžiai stebėkite. Paimame prietaisą į rankas. Aš jums parodau. Prieš įjungdami prijungiame pirštines. Pirštinės prijungiamos prie pirmosios lizdo. Taip. Ir atliksime pulso masažo procedūrą. Pirmoji lizdas prijungta. Štai taip. Įjungiame prietaisą, prijungiame pulsą ir padidiname jį. Padedame jį ant stovo. Štai taip. Saša, žiūrėk, aš padedu jį čia po tavo ranka ir tu pats jį valdysi. Viskas gerai. Jei jausitės patogiai ar nepatogiai. Dabar paimame pirštines, užsidedame jas. Užsidedame taip, kad rankogalis būtų matomas. Bet jūsų nešokiruotų taip. Matai, manžetė yra. Užsidėkite antrąją. Netrikite pirštinių per stipriai, kad nesulaužytume laidų. Gerai, prijungkime. Prijungiame. Galime išbandyti ant savęs. Gerai, yra srovė, jaučiu ją. Viskas. Na, kažkas panašaus. Dabar atidžiai stebėkite. Turime paimti nykščius. Taip. Ir stipriai paliesti žmogų. Ar gerai? Viskas gerai. Gerai. Ir pradedame judesius. Mūsų dešinė ranka eina palei stuburą. Kairė ranka seka ją. Svarbu, kad tarp jų būtų tarpas. Judame lėtai, papildydami jangt energiją. Sekame užpakalinio vidurinio meridiano liniją. Pasiekėme vieną tėjo tašką. Mūsų nykštys yra ant balio taško. Ir antrą ranką laikome taip. 10 sekundžių. Vėlgi paspauskite ir atitraukite. Dar kartą taškas ir judesys. Ranka visiškai padėta. O mūsų kairė ranka seka ją. Einame palei užpakalinio vidurinio meridiano liniją. Atvykome į Huangkel tašką. Dešimt sekundžių. Kaip jaučiatės? Viskas gerai. Viskas gerai. Gerai. Ir atitraukite. Šį žingsnį atliekame 9 kartus vyrams ir 8 kartus moterims. Antras žingsnis yra darbas su šlapimo pūslės kanalu. Tiesiog taip. Žiūrėkite, čia yra mūsų pirštai. Paliečiame ir tada paslepiame pirštus. Padėkite ranką ir judėkite palei stuburą. Šlapimo pūslės kanalu. Aktyvuojame kūno valymo sistemą. Laikykite balą taške 10 sekundžių. Sujungkite pirštus ir vėl atitraukite. Taškas ir gyvas.
Judėkite lygiagrečiai stuburui. Atvykome į Leo tašką. Sutvarkėme jį. Prijungėme 10 sekundžių ir išvykome. Antras žingsnis – darbas su šlapimo pūslės kanalu. Taip pat atliekamas 9 kartus vyrams ir 8 kartus moterims. Trečias žingsnis – darbas su kolateralais. Mai nuo taško D juži per taškus Jeninga. Po mentimis iki taško Gitsuan. Pritvirtinkite į pirštus 5-10 sekundžių. Iššokite iš čia, sujungkite rankas. Vėl sujungti pirštai, padėkite prie taško D juži. Jening. Jitsuan. Giliausioje vietoje po pažastimi. Iš pšie signalas turėtų eiti į visus pirštus. Ir padarykite tą patį dar kartą. Po mentimis. Ir į giliausią duodę po pažastimi. Viskas gerai. Štai taip. Toliau. Tęskite darbą. Einame palei šlapimo pūslės kanalą. Leiskitės ant šonkaulių. 1, 2, 3. Pasitraukite. Toliau darykite tą patį. Ir leiskitės dar žemiau. Čia dirbkite 9 kartus. Tiek vyrams, tiek moterims. Ar gerai? Septyni, 8 ir 9 skirti darbui. Suskersinę meridianą ir pereiti prie Hian O taškų. Vaikykite 10 sekundžių. Sujungkite ir išeikite. Visą šį žingsnį atlikite 3 kartus tiek vyrams, tiek moterims. Kitas žingsnis apima fiksuotus taškus. Rankas dedame taip ant juhi taško. Dešinė ranka pasisuka ir, juda link uodegikaulio. Čia einame su viduriniu pirštu. Tiesiog pažymime šį tašką. O dabar mūsų pacientas pridės tiek, kiek jam patogu. Gerai, Saša, pridėk daugiau. Kai pajusite sunkumą ant pečių, bus geriau. Žinoma, geriau atsigulti. Gerai, tiesa. Dabar dirbame su raumenimis palei stuburą. Stovime taip 1 minutę. Praėjo minutė. Grįžtame į pradinę padėtį. Saša, grįžk į pradį. Saša, sumažink, sumažink. Pasuka kairę ranką. Judame palei stuburą. Artėjame arčiau. Rankos čia taip įsiskleidžia. Ir taip pat dirbame su skersiniu meridianu, su fiksuotais taškais. Šis sritis yra jautresnė, todėl čia intensyvumas yra mažesnis. Stovime taip pat 1 minutę. Praėjo minutė. Sujungiame pirštus ir atsitraukiame. Taigi mes dirbome su nugara. Uždengėme ją. O dabar dirbsime su ingfu tašku, magišku mažu tašku. Šiek tiek praskleidžiame kojas. Taip, taip.
Čia taip pat sujungiame, kad mums žmogui būtų patogu. Kai prie jo priartėjame, kai dedame rankas ant jų, būtinai sujungiame pirštus. Rankas dedame taip, kad būtų patogu. Dabar ateina paskirstimas. Žiūrėkite, gedame delnu, atramą, palaikome sėdmenį ir palaikome šį taip pat. Dedame nykščius į subglutelinę vietą. Laikykite. Dabar pridėk, Aleksandrai, pridėk, kol pajusi, kad signalas pasiekia tavo kojas. Ar tai ten, ar viduje yra judėjimas? Šis taškas labai gerai veikia dubens dugno raumenis. Veikia su prostatos auto ir labai gerai veikia su moterų organais. Laikykite taip minutę. Asmuo prideda kiek, kad signalas pasiektų pirštus, kulnus. Gerai, praėjo minutė. Darome minusą. Gerai. Dabar pereiname prie tulžies pūslės kanalo. Mes judame. Palei juostas. Tarkime, judame palei juostas. Atvykome čia. Tada 30 sekundžių. Ar pasiekė kulnus? Ar pasiekė? Ar dėlkčioja? Dėlkčioja kulnuose? Pirštai, kulnai. Taip, pirštai, kulnai. Viskas eina. Taigi, čia dirbame su limfa. Praėjo dar 30 sekundžių. Einame per kulną, o jim pusėje judame. Aukštyn. Ateiname čia neliesdami pirštais ir rankomis. Dėl einame aplink tarkinfų tašką, palei tulžies pūslės kanalą. Šį judesį atliekame 3-5 kartus. Padarysiu dar kartą, kad parodyčiau. Štai taip. Yang pusėje einame žemyn, o in pusėje einame aukštyn. Štai ir viskas. Čia sujungiame pirštus ir išeiname, uždarome kojas. Mes dirbome su. Tai yra, mes praktiškai stimuliavome visą yang energiją. Tiesa, dabar išvarysime vėją iš kūno. Taigi, rankos, staliai, liemenį. Štai kaip darome yang yin taškus, kad suprastumėte, kaip jie veikia. Tiesa. Vėl sujungiame pirštus, padedame rankas. Ten. Laikome 5 sekundės, uždarome grandinę. 3 sekundėms. Vėl 1, 2, 3, 4, 5. 1 supjaustytas, 2, 3. Matote, kaip tai juda žmoguje. Tai susirenka ir atsipalaiduoja, vėl susirenka ir atsipalaiduoja. Nesvarbu, kaip paliečiate žmogų, jūsų rankos visada turėtų būti sujungtos. Žiūrėkite, einame po mentimis palei stuburą iki taško. Ye, Juan. Ar pasiekė pirštus? Gerai. Gerai. Laikome minutę. Judiname ranką. Taip. Ir pasiekėme tašką Binao. Taigi mes čia nuėjome. Laikėme minutę ir tada tęsėme. Štai jis, Binao taškas. Mes jį sutvarkėme. Laikome 30 sekundžių. Ištieskite ranką daugiau. Daugiau. Taip. Šitaip. Toliau judame taip. Ir paimame taškus.
gu, gi, ir, ši, ji. Ištieskite ranką. Šitaip, taip. Ar rankos sukasi? Ak, Sukasi rankos? Taip, tai yra taškai. Kurie šiek tiek suka pirštus, suka rankas. Čia reikia daryti šiek tiek mažiau. Taip, galite daryti iki 14. Laikykite čia minutę. Tada pereikite prie taško šausanli. Taškas yra šioje vietoje. 3 pirštai nuo alkūnės lenkimo. Laikykite 30 sekundžių. Taškas ant storosios žarnos yra storosios žarnos kanale. Laikykite 30 sekundžių ir tada judame taip. Ar neskauda? Taškai veiguan, neiguan. Laikykite 1 minutę. Paminėkite, kad šis taškas yra antidepresantas NIM. Laimės taškas. Taškas širdies ritmo stabilizavimui. Taigi po minutės laikymo su šiuo sugriebimu pereiname prie taškų Shenmen ir Taiyuan. Laikykite čia 30 sekundžių. Laikykite 30 sekundžių ir pereikite prie taškų. Hegu, štai jis, hegu taškas. Uždėkite nykštį ir su falanga paspauskite šį tašką. Ir iš šios pusės sugriebiame, o čia paslėptas hausi taškas. Hegu yra mūsų skubios pagalbos taškas. Hausi taškas yra ant plonosios žarnos kanalo. Ar skauda su pirštu? Ne, viskas gerai. Visada turite kalbėti su žmogumi, nes nejaučiate ir nežinote jų pojūčių. Turite paklausti. Laikykite minutę ir tada pereikite prie darbo su pirštais. Ar taip gerai? Kaip tai? Tada taip. Per daug gali būti mažiau. Taip, mažiau. Gerai, daryk mažiau. Gerai, dabar taip man, ten. Ar taip geriau? Geriau, geriau, mes čia labai jautru. Dirbame su pirštais taip. Tada vidurinis. Taip. Ir tada šokame nuo čia. Prie bevardžio piršto. Ir kanalas. Čia turime širdies kanalą. Širdį. Taigi galite papildomai masažuoti, viską išvesti čia. Ir taip, tada viskas. Su tuo mūsų procedūra baigta. Nuimame pirštinės, pašaliname laibę. Gerai, atsargiai nuimu pirštinės, netraukdamas už pirštų, kad laidžios siūlės nesuplyštų. Ten. Taigi atsargiai nuimame ir į vandenį. Taip. Kitas. Galime įjungti šildymą. Dabar įjungiu šildymą. Na, nustatykime į 2 padalas. Maksimumas čia yra 5 padalos. 5 būtų per karšta, todėl nustatome į 2 padalas. Prijungiame vakuumą. Dirbant su judančiu vakuumu, nustatome tik į 1 padalą, nes to pakanka. Kitaip būtų gana skausminga. Ir tomis pačiomis linijomis, kuriuose dirbome. Oi, ar skauda, Saša? Tas vietas, kurias dirbome su pirštinėmis, galime pereiti su vakuumu. Judėjimas, matote jo siurbimą, jums tereikia aliejaus. Štai taip, štai kaip mes dirbame, nes taip pat einame po mintimi. Einame po mintimi ir taip pat po šia. Jei yra problemų peties srityje, galime gerai dirbti būtent čia.
gerai dirbti būtent čia. Tai yra, dirbame su vakuumu taip pat. Kaip ir su pirštinėmis. Bet aš rodau šiuos demonstracinius momentus, kad suprastumėte, kaip tai galima padaryti. Štai ir viskas. Išjungiam. Jei, pavyzdžiui, turime specifinę vietinę sritį, kaip pavyzdžiui yra problema būtent čia, galite pakabinti rankenas taip, kad būtų tolygiau. Jei čia yra problema, galime tiesiog padėti prietaisą. O intensyvumą galima padidinti arba sumažinti. Tai yra paciento nuožiūra. Šis momentas, kai fiksuojame vakuumą, iš esmės yra tarsi taurų masažas. Tai yra, kai fiksuojame taures, kai esame judesyje, tai imituoja guo šio masažą. Taigi, tai yra antroji ir trečioji funkcijos. Tai yra, mes aktyvavome šilumą ir aktyvavome vakuumą. Antroji ir trečioji funkcijos šiame prietaise taip pat yra visiškai unikalus išradimas. Taigi, žiūrėkite, kad suprastumėte, lazeris įdedamas į trečiąją lizdą. Bet čia yra kištukas, ne šis. Jūs nesuklysite. Čia jis įdedamas į trečiąją lizdą. Vėlgi prietaisas įjungiamas. Lazerio funkcija yra aktyvuota. Čia yra 2 signalai. Čia turime pertraukiamą signalą. O antroji funkcija yra nenutrūkstamas signalas. Galima spręsti ausų, nosies ir gerklės problemas. Su lazeriu jokių būdų netaikykite į akis. Tai yra mūsų mažo prietaiso galimybės. Turime tokį energijos kremą. Po to, kai baigėme visą procedūrą, paimame kremą. Taip. Štai kaip. Na, aš tai darau hipotetiškai. Taigi, jūs suprantate, tiesa. Ir šildantis kremas yra tepamas ant kūno. Visa tai tada uždengiama plastikinė plėvelė. Uždengiame plastikinę plėvelę taip, išvyniojame plėvelę ir uždengiame. Tada uždarome čia ir uždarome čia. Viskas. Ir žmogus gali šiek tiek pagulėti, arba netgi gali atsikelti ir lėtai išeiti, bet paprastai mes neišeiname. Paprastai suteikiame žmogui galimybę išgerti šiek tiek liūdei arbatos. Tai labai malonu po procedūros. Taigi iš esmės tai yra tokia procedūra, kurią atliekame.